Sveiki visi mano mėlyjeji laidos žiūrovai, su jumis aš, Audrius Tapkinas ir su jumis biologikų laida. Šioje laidoje aptarsime tokius fenomenus kaip pirminė kaita, miško ardai, na ir kokie ardai iš tiesų yra tam miške. Dabar keliamės į mišką. Sveikiname su jumis iš šio nuostabaus spalvingo miško. Tik tais klausimas, kaip atsiranda tokie miškai, kaip nuo paprasto akmens turime šitą šedevrą? Taigi, viskas prasideda, kaip ant akmens kerpė išskleidžia tam tikrą rūgštį, kuris skaido tą uolieną ir tampa nuosėdinės uolienos. O nuosėdinės uolienos, kaip žinome, ir yra dirva. O dirvoje gali augti augalai. Pradžioje auga žolė, paskui krūmai, paskui užauga ir medžiai. Tam, žinoma, reikia 100 metų, bet štai turime tokius miškus. Kalbant apie augalus, miške egzistuoja ardai. A kas jie tokie, pasakys Mykolas. Taigi, iš viso yra 5 aukšti ardai. Tai pirmas ardas būtų samanos, kerpės. Tai samanas galima matyti ant šito medžio. Tai čia būtų samanos, tada eitų visas žolės. Tai va, matome aplink žolę. Tada būtų krūmai, maždaug tokio aukščio krūmai. Tada būtų medžiai. Tai, pavyzdžiui, šitas medis. Ir tada po šitą medžią būtų aukštieji medžiai, kurias matome virš manęs. Taigi sveiki visi mano mėlyjeji laidos žiūrovai, su jumis aš, laidos vedėjas Audrius Tapkinas, na ir biologikų laida. Taigi šioje laidoje mes aptarsime tokias aktualijas kaip pelkėjimas, kaip ten viskas susidaro, kaip viskas vyksta ir panašiai, na ir kaip vėliau iš ten išauga miškai. Taigi plačiau apie tai papasakoti perduosiu mikrofoną savo kolegoms ir keliaujame prie pelkių. Sveiki, gerbimi mūsų laidos žiūrovai. Su jumis sveikinasi Kostas Narbutas. Ir aš, Mykolas Bražėnas. Dabar esame apžėlusioje Kurieno ežero pakrantėje. Šiame ežere visai dar nesenai lydeka ir įkando vyriškį. Turime šiek tiek tokių netikėtų sklandumų. Tai apie temą papasakosiu aš plačiau. Tai kaip atsirado pelkės Lietuvoje, tai viskas prasidėjo nuo to, kai atsirado pirmieji vandens augalai ežeruose, augalai ir vandenyje gyvenančių gyvūnų liekanos, taip pat ir iš upių atnešamos įvairios organinės bei neorganinės medžiagos, po truputį kaupėsi tose ežeruose, ežerų dugne tiksliau, sudarydamos dumblo sluoksnį. Šis sluoksnis po truputį storėjo, ežerai seklėja, pakrantėse vis labiau suveša augalų sąžalynai, pradeda augti nendrės, visokios švendrės. Ir vis labiau kaupiantis tam dumblui, pakrančių augalai artėja ežero vidurio link, pakeisdami ten augančias bendrijas. Jas po truputį išstumia pelkinių organizmų bendryje, ežeras taip virsta pelkė. Na ir vėliau įsitvirtina puskrūmiai, krūmai, na ir išauga visokie miškai ir susidaro taip miškas ir kaita baigėsi. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi jums. Sveiki visi mano mėlyjeji laidos žiūrovai, su jumis ir vėl aš, Audrius Tapkinas. Mes ir vėl susitinkame laidoje biologikai. Na ir šiandienos aktualios mūsų laidoje bus tokie fenomenai kaip antrinė kaita. Na, taip pat pakalbėsime apie tai, kaip reikia orientuotis miškuose, tai visokios samanos, medžių šakų ilgumas, na ir taip toliau. Apie tai dar pakalbėsime ir taip pat dar pakalbėsime apie ganėtinai įdomų dalyką, tai yra formulė, kaip reikia apskaičiuoti medžio amžių. Na, važiuojame toliau. Sveiki visi, šiandien sveikinamės iš iškirsto miško ploto, bet dėl to labai nereiktų nusiminti, nes po daugybės metų šis miškas vėl atrodys taip kaip ir anksčiau. Ir tai bus vadinama antrinė kaita. Galime eiti toliau ir tolumoje matome kelmą, prie kurio prieėję galėsime nustatyti, koks buvo šio miško ploto amžius. Yra du būdai, kaip apskaičiuoti medžio amžių.
Pirmas, jeigu medis yra nukirstas pagal rievių skaičių. Šiuo atveju matome, kad rievių skaičius yra daugiau negu 100. Tai reiškia, kad šiam medžiui buvo daugiau negu 100 metų. Ir antras būdas, pasiėmė akių lygį, apskaičiavę medžio apimtį, pagal tam tikrą formulę apskaičiuoti, koks buvo to medžio preliminarus amžius. Na, nemanau, kad visiems aišku tikrai buvo šita formulė, tai šiek tiek paaiškinsiu. A yra lygu medžio amžiui, D yra lygu diametrui ir mūsų formulė atrodo A lygu D dalinta iš 2 plus D dalinta iš 3 ir viską padaliname iš 2. Taip pat matome samanas, kurios visada atsiranda tik šiaurinėje pusėje. Ir tai padeda miške orientuotis.